Oi, šiandien kepina saulykę neblogai. Einam pasivaikštim po byčą. Vandenukas žydras. Tai jeigu dabar įlysim, tai išdžiūsim iki valgymo iš. Aš su telefonu kišenį. Padėsim autobusą šitą. Na, nepraseisim ten, padėsim toliau. Žodžiu, taip čia atrodo mūsų viešbučio teritorijos paplūdimėlis su skėčiais gultais. Yra čia kažkokie dar katamaranai keli pasiplaukėt. Na ir šiaip vandens sportą čia gali visokį irgi užsiimti. 27 šiandien rašo šilumos. Ten saulės jaučiu biški koks tricokas. 30 laipsniukų. Nu, vandenukas geras. O dabar reikia su maskė ateiti pasnorkim. Bet Dainius vėl išvarys. Yra pas Oksaną tašį. Čia? Čia. Aha. O gal reikės paskui po pietų pasiimti, eisim pavalgyti pietukų. Ai, beje, šiandien paskutinį dieną ir to įskrendam. Bla. Neįdomu jau. Kas? Ai, bet ir užtenka, 10 dienelių. 10 dienų čia pagulėt, pasimiminėt, užtenka. Man nuvarėm į kelias vietas ten. Čia per daug nieko nepriveiks. Tunys, nu aišku, galima buvo dar galima buvo į Sacharą važiuoti 2 dienų turui, ten gyventi toj dykumoj su berberais palapiniai. Sakė, labai patinka ten po žeme kažkaip, ne? Kažkas ten jau, kad nu jo. Bet 2 dienas, sakykim, žodžiu, 1 naktį, 2 dienas. Nu tai va. Tai mes nebuvom jau suplanavę, tai paliksim, nežinau, kitam kartui. Jeigu atvažiuoji 2 savaitėm, realiai galiu suplanuoti, ką priplanuoti veikti dar. Jo. Yra tai. Nu ir va taip va į priekį atrodo paplūdimys, žmonių visiškai nėra. Nu čia nežinau, čia už tvoros gal ne viešbučio teritorija kažkokia. Ten toliau dar viešbutis matosi. Bet vis tiek žmonių nėra. Prie mūsų viešbučio, ten toliau gal dar biškį. Labai geras metas keliauti dabar va tos spalio atostogos, vaikų vadinamos. Oro temperatūra labai gera, žmonių mažai. Ko daugiau reikia? Vanduo dar šiltas. Pasakėlė. Nu ir laikas biškį atsivesinti. Ai, bet tai šalta. Pirmai, kol braidžiam, šilta buvo, dabar. Eik, tu savo. Airė, šalta. Tau šalta. Žodžiu, va, žmonių yra mūsų pusiai viešbutėlį. Į vakarą vėl dar daugiau bus. Per daug Išdaug paslaptį. Kokia paslaptis dabar visi žinokit, kad aš nesimaudžiau. Nieko čia nešalta, kas pasakė, kad čia šalta. Tu sakai? Nieko aš nesakiau. Aš tik juokauju. Šalo kažkas. Nušalo biškį, konkolai. Bet nieko. Baišiu. Airė dar važiuos biškį į Medyną. Sakau, gal duot kamerykę dar kažką pafilmuos, kontenčiuką gero. Tai klausyk, gal tada važiuojam kartu ir pasifilmuosi. Augusta, ką sakai? Kontentą. Ką jūs darot? Nu, Ką jūs darot? nu, ką jūs darot? Paspaskit pagaliau po tą laiką kažkokį. Lėktuvas skrenda. Vau, lėktuvas skrenda. Ką tam viešbutį gulėsi? Geriau kontento dar pažiūrėsi. Berber. Nori padaryti kontentą man? Gana šiek įmaninti. O, dėdį dainsti. 3 hours later. Gera pelė. Vau, kokią mums čia širdelę padarė. Palauk. Kokią gražią širdelę. Special for you, Augusta? Oi, kaip tu gražiai nufotkinė. Aha. Gerai. Taip.
Ką, atidėjom iki Medinos, žodžiu. Šiandien pasirodo kažkoks Tuniso festivalį, kažkokia šventė. Sutikom čia iš viešbučio mūsų iš valgyklos. Žodžiu, darbuotojas salotas daro. Sako, eisi ten į Mediną, sako, pasisaugokit savo visus daiktus, nes gali būti kišenvagių, bla bla bla. Toks jau pakalis, man atrodo, iš pasako. Einam vėl į chaosėlį, žodžiu. Praseisim, su jais vėl reikės čia kariauti. Nu, ką gero pirkai? Radau, ko ieškojau, galiu rekomenduoti, nes pirkom Marokė, tai čia biškai kitoks. Didesnis, aš Marokė pirkau mažesnius. Čia yra nuo skausmo, labai geri. Stručio taukai. Ką tu pirkai? Pinigėlių. Pinigėlių? Ant galvytės. Gerai, einam žiūrėti dar kažką tai. Nu, čia kaip papuošti riešutukai su kažkokiais saldainiais. Visokių papuošimų mandrų. Datulės. Prieskoniukai, nežinau, aš tų prieskonių visur prisipirkęs, net nespėjau išnaudoti. Nežinau, ar aš pirksiu ką nors. O, Dieve, kaip čia kvepia. Datulės įvairių rūšių ir įvairių visokių variacijų. Čia kaip baronkė suvertas ant šniūrų. Dėžutėse. Karoliuką tokį nusipirki, savainį ir kramtai po biškį. Kai būdavo seniau baronkas tokios, nu baronkas, žinot, džiovintos irgi. Užsikabinėm kaklą ir valgai. Prieskonių tai maišai didžiausiais. Kokį nori, net nežinai, kas čia yra, kas čia, su ko čia, kaip čia. Kažkokie miltai sumalti iš visokių drybsnių. Nu, užmatėm biškį šiokią tokią street foodiko. Čia turbūt saldamynai bus, tai sakau, reikia šitą suvalgyti, bubliką. Kokį, šitą? Šitą. Čia dar su kažko bus. Taip. Nežinau, šis. Ten didžiuliam podė kažkokiam kepalėjai turbūt šitos. Nu, į to ragausim, kas čia yra, nežinau, visiškai neįsivaizduoju, kas čia yra. Thank you. Toje pašildys, pakeps, į cukrų pavalios. Ir žiūrėsim. Skanučią? Nu ką, šitam tada fone, va, turgaus viso. Ragaujam vietinį bubliką. Bublika. Tuščia viduris toks. Čia kaip viešbutį? Kai spurga. Kas? Biškį su cukrum. Su popierium ne ką. Jie rankom plėšo, mačiau. Skanu. Čeburėko, ne ta tešla. Panašiai, ne, kaip spurga, nes spurga, bet skaniem. Kaip buvo viešbutį panašus ten. Kaip tavo dainių buvo? Super skanu. Saldu ir su pakepintais riešutukais viduje. Dar jeigu arbatėlės būtų dabar mėtinės. Bet jau arbatėlį cukraus nereikėtų. Tai jau arba šitas be cukraus būtų. Gerai, keliavam toliau. Ieškosim, gal dar kažką rasim, skanaus pavalgyti. Nu, katukai, ką darot? Kanda. Trenk per alkūnę. Jūs čia dabar kapositės, ar jūs čia ką darysit? Bet jie... Ką tu nori? Tave suvalgyti. Gerai, hebrytė, viską apsipirkot? Jo, viskas varo. Turbūt. Turbūt? Gerai, vėl išlindom į centrinę aikštę. Jau ir sutemo, judėjimas dar vis vyksta. Pažiūrėt, kas čia vyksta. Katinų milijonas vėl, va, biškitams turbūt. Kaip fainai. Žodžiu, bet to visur čia jų. Kas, kur iškritę? Tai dar nedėjom tos palmės, ten prie tos palmės krūva didžiausia. Užmatėm granatų sulčių, tai šitą tikrai pasiimsim dar atsigerti.
Šito negalima atsakyti. O Dainius perka ten kažkokių dar vėl tų riešutukų, ne riešutukų ten šokoladą. Ir stiklinė sulčių euriuką kainuoja. O čia priešais kavinukai šalia kepa kažkokius įdomiai čiburėkus, tokiuose molinėse indose. Na, čia čapatį? Čapatį. Tešla tokia, matosi su visokiais priedais. Reikia pasiimti tokį gal vieną. How much one? Pasiimsim paragauti. Tai žodžiu čia va, paklausė, ar nori aštrai, ne aštrai. Ištepliojo. Spicy, yes. Kadangi mes mėgstam aštrai, tai valgysim aštrai. Yeah. Sūriuko, kiaušiniuko. Tūna, ja? Tūna. Ir užsigersim granatų sultį. Ragausim su Dainium vietinį čia tavo alyvų įdėjo. Oi, tu rūpužiokas. Tai aš gražiai paprašiau. Gal ir man iš jų nusim. Tai kainavo šitas reikaliukas euras su biškučiu, jo? 7, manau. Ai, 7? 7 jų pinigai. Nu. Tai dar 2 euriukai. Toks čiburėkas vietinis su kiaušiniu. Tau tūna, nežinau, ar man gal dėl. Ir su kažkokia tai spaisiu. Ajai, ką? Palysa. Ai, sūris. Nu, zajas. Šau. Pati tešla irgi jau padaryta tokios kmynais, krim žoleniam. Ne, neragauji. Alyvogės. Ragauk alyvogį irgi skamba. Aštroka. Aštrokam, bet... Visai nieko. Labai karo. Tikėkimės tūnas bus šviežias. Nu jo. Bet čia tūnas yra iš skarbonkės, tai žinai. Skarbonkės, nu. Bet neaišku, kiek čia stovės. Kad ir skarbonkės. Gerai, ir tai užsigarsim paskui granatos sultim. Nu? O, mes vartam. Ai, kiaušinių dam. Tikiam palėdėm, visus gerai. Ką, žinau, duodam 7. Kaina neblogas, skonis neblogas. Valgyt galima. Būsit čia, ragaukit. No. Kiaušinį pamšą. 7 neduosiu, duosiu kartus. 6,5. 6. Labai čia duoda. Labai aš. Labai be galo. Trumas normaliai. Kas nemėgsta aštrai, net nepatiko. Net nepatiko. Ne, tai čia galima pasirinkti galit paprašyti pagal savo aštrumo lygį. Ar mažiau, daugiau, ten uždeda tos pastos šaukštelį arba šaukštą. Čia kas kaip nori. Tik pirštai dega, nes dar kartą. Žmonės dar vis... Ai, bendrai anksti yra, ką aš šneku, galvau, sakau. Sakau, žmonių dar eismas vyksta. Bet dar anksti, dar tik 6:30. Apsipirkom, pavalgiam. Čia va paskui galima su tokią karietą pasivažinėti. Nežinau kainos, bet lyg tai 20 eurų. Lyg tai 20 eurų. Viskas, vaikas pamatė. Apie pusvalandukas. Tai, o tas čia patys vis dėlto eurą kainavo, jo. Tai va, skanu buvo. Jau ėjom taksi kviest, pasirodo. Ėjom taksi kviest. Kas čia buvo, Augusti? Užmatė, apsivirkė, nu žodžiu, tai dabar turim važiuoti dar su šitą karietą. Kad pas mamytę nėra daugiau vietos. Kas čia apsivirkė? Kiek valandų pažiūrim? Pusė. Su karieta mes varom. Žodžiu, 11 euriukų. Lekiam. Tik tai dėl vaikučių šito. Laikykis jo, kad iškristum. Čia. Na ką, atėjome vakarienės, jau visi įsidėjo. Aš noriu biškį profilmuoti greitai, ką mums duoda vakarieniai, nes prieš tai filmavome Halloweeno vakarienę. Tai va, tokių čia visokių skanukų, gerybių, čia viskas, kas iš daržovių, sūris, visokie šalti užkandžiai.
Va, visokių skanukų. Tada šitoj pusėje mes turime kuskusas. Čia gamina. Šiandien ne tai, kad vietoje, nes šiaip šitam kampelėje gamina vietoj, bet dabar jisai jo tiesiog maišo su kuskusu daug patiekalų. Šiaip kiekvieną dieną skirtingai, labai retai kas kartojasi, užkandžiai galbūt kartojasi, bet pats maistas tai nelabai. Esame paskutinį vakarą. Suši kubelikį. Wow. Sushi. Wow. Wow. Prieš tai net nebuvo. Esame virš savaitės, tai, žodžiu, pirmą savaitę mums to nepapuolė. Čia sriubytės. Viena, kita. Prie sriubyčių visokių dalykėlių va įsidėti. Padažiukų, čia mėsytės skyrius, kepa viską šviežiai. Tada čia visokių bandelių, makaronų skyrius, kiekvieną dieną irgi makaronai vis kitaip. Bet jeigu vaikučiai nemėgsta su kažkuo, tai galim paprašyti, kad būtų tiesiog pasta. Viskas labai skanu, pasitvirtino per visas atostogas. Čia bandelės su sūriu, picų kampelis. Jau kaip ir visada eidami žinome, kur kas bus, tik tiek, kad skirtingi patiekalai. Na va, čia visokie garnyrai. Yra ir kukuliukų. Daržovės troškintos, skanios labai. Valgiau jas beveik kiekvieną dieną. Nu va, čia visokių skanukų. O, čia kažkas panašaus į balandėlius. Net nežinau, kas iš tikrųjų viduj. Cabbage su kažkuo. Cabbage oil parašyta, nežinau. Atrodo, kad viduj kažkas yra dar. Čia žuvytė, daržovių lazanija, nu čia visokiausių skanukų. Kalmarų žiedai, kuriuos Augustė pamačius labai apsidžiaugė, nes labai mėgsta. Ir šį kartą mums pasitaikė antrą kartą jau, super. Čia šitam kampelį visą kepa šviežia žuvytė, skani. Nem. Dar turim tokį veganišką, va, vegan food. Čia makaronai, vienoki, pupelės su daržovėm padažiukų. Šitam kampelį visada tunizietiški patiekalai, Tunizija. Irgi be galo skani jautiena, burnoje tirpsta. Va, su visokiais padažais. Makaronai, bandelės. Dabar dar einam greitai parodysiu saldumynų, ledai. Augustės skaniausias užbaigimas valgymo. Ledai irgi kaitaliojasi. Tai turim datulės, vaisiukai, datulės pats pagrindinis tunizietiškas vaisius. Dėl to dauguma čia lankosi, kas mėgsta. Man per saldu asmeniškai. Tai čia skanukai labai skanus, viskas super. Čia panašu, mano mėgstamiausias, panašu į Napoleoną. Greitai nueisiu iki mūsų stalelio ir pažiūrėsiu, ką įsidėjo mūsų keliauninkai. Pažiūrėkit, net nemelavau. Lėkštės tuščias, visiems viskas skanu, buvo pilnas.
Tai va, mažutėlė irgi valgo skanaus. Mes net Tėvai? nesidėjom dar, melagė. Tuščia. Pas Oksaną irgi beveik tuščia. Pas tave iš vis net Tetis lėkštė tuščia. neatnešta Aš dar. bizi, matai, kad filmavau. Tai va. Aš jau buvau lagaminą reikia. O tai tu. Vyną nori ar nori mineralinį vandens birutį? Tai vyno, aišku, paskutinis vakaras. Nu, dedi, tie sušikai tai viskas. Ką? Bet per 10 dienų pirmą kartą šiandien suši. Kada jums kaip tai buvo? Buvo? Buvo vieną dieną. Ai, aš galvoju, kad ne. Turbūt irgi buvo praeitą pirmadienį, kažkas taip. Aš nemačiau. Pačioj pradžioj buvo. Skanu? Tikriausiai, kad pirmadienį buvo. Nežinau, to ragausiu. Eisiu sušiu. Aštru. Matau, basabis geras. Net susikeikiai netyčia. Tas Dainius buvo tas kamuolis, aš jį atidavau ir dabar nežinau. Žiūrėk, abrakadabra ištrauksiu iš ausies. Magic padarė. Žiūrėk, ištrauksiu iš ausies. Matei medžiai. Oi, tave čia kaip mulkina. Gerai, nudėtis valgyt, nes noriu valgyti ir aš. Tai taip, paskutinta dienelė mūsų praėjo. Oi, vėl prisivalgiam, prisigėrėm, kaip erkės įsipūtė visi. Ateik, ateik. Mūsų tunisietė pavirtus. Nu, baig. Kas čia? Nesimai. Gerai, šiandien turbūt atsisveikinam ir susimatom dar turbūt biški rytoj. Dar vienas dalykas. Dar duoda čia naktipečius. Nu, tik paskutinta diena sužinom. Sužinom, kad duoda naktipečius. Bet mums davė iš tikrųjų, kai mes atvažiavom, nes mes antrą nakties atvažiavom. Kas yra Tai tokia? nuvedė valgyklą, ten buvo toks bariuks, nu, maisto paruoštas. Turbūt vis tiek, kai žmonės vėlai atskrenda, tai ten visą laiką būna to maisto. Tai va. Nu ką, tai kas čia per bučioklės? Visio. Namo, rytoj namo. Nu ką? Liūdnesnė diena jau. Labą dieną. Labą dieną. Rytas, diena. Rytas dar. Labą rytas. Šiandien atsisveikinam su mūsų viešbutėliu. Buvo smagu, buvo gera, biški toks net graudulys, biški, man labai aptarnavimas geras, viskas super, maistas geras, žmonės faini. Nu, biški liūdna. Masažas negeras, tik masažas. Visa kita. Aha, spatų šiek tiek nusivylėm. Aš savo masažą net atšaukiau, nes neverta mokėti 40 eurų už masažą, kuris ten, Anatolikas sakė, nelabai. Ir čia net daro jogą ant žolės. Daro Bet jogą, biškutį gal. visokius pratimus, sportuoja visi. Ir visai nulindo. Viskas, dabar 5 minutės turime jau skubėti. Turim check-out ir sėdim dar lobyje, laukiam savo transferio. 2 valandas dar reikės biškį pagimarinti. Jau sukeliam, karštą, belekai bus, nu ką daryti. Augustė Norai dovaną padarė. Nora jos draugė Animation. Vaikučių. Let's go. Nu čia ir mes palikom surprizą valytojom obiškutį. Tokį. Jos mums darė, tai mes joms padarėm širdelę. Biški pinigėlių dar. Tai šioks toks surprizas ir nuo mūsų. Taip. Gerai, o didelį lagaminę pačioj. Granatų sultis vakarykštas pasiimam. Vitaminčiko ir let's go. Ačiū tau, kambarį. Yes. Augustė, Ką? važiuok su savo lagaminu. Ir susitinkam, manau, orostą. Pažiūrėsim. Tuniso chaotišką orostą. O gal nebus chaotiškas. Gal visai bus ramu. Nu tai jeigu į priekį važiavom su tokiu biškį sugriuvusiu autobusiuku, Čia mūsų. tai atgal tokį gavom visą autobusą su, nežinau, kiek čia vietų, turbūt... Kamel, o, yeah. Wow. Laiko jungi. Tai, žodžiu, jo, mum 5, nežinau, čia 15 vietų autobusas, žodžiu. Dar sustojo pažiūrėt mum į kupranugarius.
Mes jau oro uoste. Nu ką, praėjo beveik 2 valandas, atvažiavome iki Rosto. Pirma dalis kelionės jau įveikta. Dar turim nemažai laiko iki lėktuvo, tai spėsim ir kažką pavalgyti, a ne? Va, nori jau pavežti mum, lagaminus, panešti, pinigėlių gauti. Žmonių nemažai. Nu, daug kas skrenda su dideliais lagaminais, atrodo, kad išsikrausto kažkur. O, čia ramu. Ramu. Ką jums daryti? Valgyt? Ir vėl. Tu nori blynų? Matai blynų? Kiek galim valgyti? Viskas jau. Nu, jau praėjom patikras, biškai čia lėtai pas jos viskas vyksta. Nieks čia neskuba, biškai apsipirkom, duty free. Kainos labai malonios, nu, kaip ir duty free. Bet dabar einam ieškoti, kur pavalgyti, tai kol kas biškai problemėlė tokia maža yra. Čia radom tik kelias kavinės su pyragiukais, o kažko rimtesnio, kaip tokio kaip Burger Kingo ar McDonald's dar nematėm. Einam, bandom į kitą galą prasieito Rosto. Gal kažką rasim, nes nu reikia užkas, nes prieš akis 6 valandos iki Dublino Rosto. Tai Vokietijai tikrai rasi, ką valgyti? Vokietijai rasim, bet kiek mes tas persirimas, jeigu nevėlos, tai jo, okei. 2 valandos, nu tai va. Nu, toks Rostas, labai paprastas, nėra didelis. Buvo ten prieš praeina dar visas apsaugas. Buvo kavinių, o čia jau nėra kažkodėl. O čia dar viena kavinė, čia duty free. Ir bandom eiti į kitą pusę dar pažiūrėjau. Pasimėm patiekalą vieną. Nu ir ten jau paskui dabavkė tik tai. Vieną patiekalą ant 3. Nes Augustė nori bulvyčių, mes ten šiaip kažką pasidalinsim. Airė saloto, tetis mėsytės. Su ryžiais. Dar paėmėm kažkokį čeburėką. Žodžiu, nieko neradom daugiau. O kainos tai kandžiojas. 17 eurų patiekalas. 16. Tai Rosto kainos. 16. Ir čeburėkas už 4 eurus. Nebe... Kiek ten dinarų mokėjot už čeburėką? 10 nemokėjote, ne, turbūt? 7. Nu, 2 euriukai. 2 euriukai, o čia 2 4. Nėra McDonald's, nėra Burger Kingo, tai varysim Vokietijai dar ieškoti kažko. Tai vat, jeigu skrisit iš čia, pavalgykit prieš pereidami patikrą, nes čia nieko gero jau. Arba pasiimkit su savimi. Netgi čia negalima išsikeisti dinarų jau, jeigu liko. Ir mokėti dinarais nebegalima. Mano batus nuimti. Tai va. Jo, tai vienas pinigus įsikeičiat prieš eidami į Rosto. Arba išleidžiat. Vienas iš 2. Nu va, palydėsim saulutę dar prieš lipdami į lėktuvą. Graži raudona saulė tokia. Leidžiasi už Tunis miesto. Labas šitutė, mes jau grįžom namučių. Nu ką, va tai va, pim, porą sekundžių, jum praėjo, mum praėjo visą dieną beig ir mes jau namuose. Baigėsi all inclusive mūsų, vėl rutinos,
kasdienis. Ir tai ačiū, kad buvote, tikiuosi patiko video. Jei nepatiko, tai nepatiko, nu, parašykit komentarą, kas nepatiko. Ir iki kitų kelionių. Ir žiūrėkit šitą. Žiūrėkit šitą Jano. Šitą. Miau. Kitų kelionių, nu? Ta. Ja. Bye.